Šokėjas Šanas Koblinas, žaidžiu už Tornado krepšinio mokyklą. Sveiki, aš Joris Asinauskas ir taip pat žaidžiu už Tornado krepšinio mokyklą. Ir mes kviečiame jūs žiūrėti Krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Atjaunėjusi Kauno sporto halė pasitinka savo 85-ąjį gimtadienį, yra Lietuvos krepšinio ir Žalgirio triumfo liudininkė. Lygiai prieš 15 metų, 98-ųjų rudenį, žalgiriečiai čia Kauno sporto halėje žaidė pirmasis namuose Eurolygos rungtynes. Prieš varžybas buvo kokia nors nedidelė panika, kad baimė galbūt varžovo? Ne, jokios tikrai nebuvo. Ir abejonių, kad laimėsit? Ne, nėra. Teisus buvo Mindaugas ir žalgiriečiai pakirpo sparnelius Varėzės gaidžiams. Tiesa, rungtynės su italais parodė, kad netgi pirmaujant 20 taškų Eurolygos varžybose atsipalaiduoti negalima. Varėzės krepšininkai sušvelnino skirtumą iki 12 taškų, bet Žalgiris 97-81 įveikė Varėzės krepšininkus ir iškovojo pirmąją pergalę Eurolygos varžybose. Mes žaidžiam dar banguotai. Esu pilnai įsitikinęs, kad Eurolygoje nebus silpnų varžovų. Kur jūs matėt Eurolygoje rungtynėse parlamento pirmininką kartu su premjerministru, kartu su valstybės prezidentu? 99 metų Eurolygų čempionas Žalgiris šią savaitę tęsė savo vojažą po Ispaniją. Apie tai mes papasakosime šiandien būtinai. Tik norime pasakyti, kad į Kauno sporto halę vėl rinkusi krepšinio aistruoliai. Jų buvo daug, buvo įvairaus amžiaus ir visi atėjo į dokumentinio kino filmo apie Žalgirį bilietas pristatymą. Žalgirio direktorius Paulius Jankūnas. Bus labai smagu pamatyti viską filme ir iš jų pačių lūpų dar kartelį išgirst, galbūt dar ir su tikresniais faktais ar kažkokiais nuslėptais dalykais, kad tikrai susidarytume tą vaizdą, kaip jiems sekėsi ne tik krepšinio aikštelėje, bet ir šalia krepšinio aikštelės. Tie metai praleisti kartu, žinot, mus išmokė, kaip mes turime žaisti kaip komanda. Ir mes vienas kitą labai gerai žinojom, kas ką gali ir ko galime tikėtis iš vieno ir kito žaidėjo. Ir visą laiką stengiamės kažką tai nešti naujo, kad negalėtų prieš mus normaliai pasiruošti. Norėčiau padėkoti tiek režisieriui, tiek ir Edmundui už tikrai šitos puikios idėjos įgyvendinimą. Ačiū visiems, kad atėjote į premjerą. Manau, kad yra labai svarbu, jog jinai vyksta būtent šitoje halėje, kurios sienos yra prisirpusios tos energijos per tiek metų. Kuo daugiau gilinome su scenarijaus autoriu Matu Vildžium, tuo labiau atradom, kad tai ne tik krepšinio aikštelė ir ne tik kovos, kurios vyko čia. Tai yra didelis fenomenas Lietuvos istorijai. Tas visas laikotarpis Žalgirio kovų su CSKA, 90-metis, jis nėra vien apie sportą. Aišku, sportas yra pirmiausia, bet po to jis yra ir apie visuomenės virsmą, ir apie mažo kovą su dideliu, ir apie žalio kovą su raudonu, ir apie pasitikėjimą, kad mes maži galime įveikti didelius. Lietuvybė, kuri po truputį pradėjo atgimti, jinai labai jautėsi ne tik, sakysim, aikštelėje, bet jautėsi tribūnose, jautėsi gatvėse, jautėsi visada, kada mes žaisdavom. Ta kova krepšinio aikštelėje prieš CSKA, kuri buvo, sakykime taip, galbūt suburta tam, kad nugalėtų Žalgirį ir parodytų tą savo stiprumą prieš mus, prieš krepšininkus, prieš Lietuvą. Kad CSKA matytų, kad mes tikrai nenusileidžiam. Tai dalykai, kurie labai svarbus, už tai mes šitam filme iš tikrųjų kalbam ne vien apie sportą, bet apie visą epochą. Primins emociškai, o tiem, kas nežino, tie, kas galbūt gimė vėliau, papasakos istoriją. Žalgiriečiai, manau, kad visą laiką kovodavo kaip ir už tėvynę, už tą norą įrodyti, kad mes Lietuva nesam maža, kad mes esam dideli ir mes galime pasiekti didelių tikslų. Nors Kauno sporto halėje nebuvo krepšinio, bet atėjo 2500 žiūrovų paliudyti, pasidžiaugti ir
ateinančiams kartoms papasakoti, koks galingas buvo kažkada Žalgiris ekrane bilietas. Plojimai išreiškė žiūrovo meilę krepšiniui ir filmo kūrėjams. Šio filmo herojai vėl pasirodė, tik jau šį kartą ne iš ekrano, o šalia jo ir turėjo ką papasakoti. Nuostabus kūrinys ir buvo puiku porai valandų nusikelti į tos laikus. Kartais kalbėdamas apie tos laikus, šiandien su manimi yra mano dukra 16-metė, būna labai sunku išaiškinti, kaip ten nebūdavo pirkti bananų ar ko nors, gal pažiūrėjus šį kiną bus lengviau. Tas tuščias lentynas. Tikrai, tai buvo didis kelias į nepriklausomybę. Ir ne veltui, aš matau, čia režisierius ir čia visa komanda visą tą dalyką sulipdė taip, kad pabaiga buvo aiški, nepriklausomybė, trispalvės. Na ir mes turim tokį puikų gyvenimą šiuo metu, tokio dar neturėjo Lietuva niekada. Na, mes dirbom savo darbą. Džiaugiuosi, kad mums pasisekė. Atrodo, kad šitoj haliai, prie kurios aš užaugau, prie šitos halės, atrodo, kad čia dabar visas tas triukšmas iš tribūnų ir bus. Filmo autoriams, komandai visai ačiū. Ir galiu pasakyti, įėjus į šitą halę, man jausmas toks, kad virpulys ima. Atsimenu 89 metais, kada šičia buvo minimas halės 50-metis ir atvažiavo Pranas Lubinas, kada cirko artistas, žonglierius su sunkumais, Ramanauskas, šitoj haliai centre atsiklaupė, pabučiavo tą centrą. Čia mūsų namai. Mes čia krepšininkai, boksininkai, artistai, fektuotojai, tinklininkai, rankininkai. Mes čia jautėmės kaip namuose. Ir dabar, kai man grąžino, man tėvuose tikrai balse yra virpulys. Ta halė kitokia, bet jinai halė yra. Ir jeigu ten kiti vadindavo tais laikais, kad čia tvartas, bet jis artimas tas tvartas, mielas, širdžiai. Ir šitie krepšininkai, kuriuos šiandien matėt filme, čia užaugo, čia kėlė jum emocijas, čia džiaugiasi, verkė, pergyveno ir jie dabar irgi paseno 33 metais. Bet jie jauni yra ir man miela su jais visais susitikti. Ta spalio 17-ąją Kauno sporto halėje mes viską nufilmavome ir ko šiandien nesuspėjome parodyti, pamatysite kitą kartą. Paprasčiausiai norėjau pasidžiaugti šią didelę šventę ir kaip krepšinio šitoj mekoj visiems susirinkusiems norėčiau, kad visi pakiltume į savo vietų, kaip prieš 50, kaip prieš 40 metų. Visi pakylam ir visi suskanduojam tą šitą šventą Žalgirio vardą. Visi kartu. Žalgiris! 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 Mes laimėsim visada. Žalgiris! Lietuva! Po pertraukėlės krepšinio pasaulyje vėl bus karšta. Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir krepšinio namai Kaune. C-Bet – lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. C-Bet – lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tęsime laidą Krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Būtent čia, tame pat ekrane, visi žiūrėjo Eurolygos rungtynes iš Madrido, kai Realas žaidė su Žalgiriu. 93-79 ispanų pergalė. Nors laimėti nepavyko,
bet buvo smagu stebėti Žalgirių žaidimą prieš Real, kuris yra grėsmė bet kuriai Europos komandai, rašo mūsų laidos žiūrovė vilnietė Audra Miksienė. Atrodo, kad Madrido ispanai ir jų legionieriai pralaimės tik tada, kai patys to panorės. Daugiau nei 3 kėlinius vyko lygių varžovų dvikova ir tik 4. deja Galijotas įveikė Dovydą. Bet pagarba žaliai baltiems. Svarbiausia, kauniečiai nebuvo sutriuškinti. Visai padorus rezultatas, juolab, kad Žalgiris laikėsi įsikibęs varžovui į sprandą didžiąją rungtynių dalį. Kai jau atrodydavo, kad Real ima dominuoti, žalgiriečiai sukandę dantis vis prislinkdavo ir ispanų treneris sakė, kad turim būti budrus, nes jie, žalgiriečiai, visada sugrįžta. Toks Žalgirio bruožas yra vienas labiausiai džiuginančių šiame sezone. Gal vizitinė žaliai baltų kortelė taps nepasidavimas, atkaklumas, agresyvumas ir kova iki galo, kad ir koks bebūtų rezultatas. O kai yra kova, yra ir pasitikėjimas savo jėgom ir pergalis čia pat. Ispanijoje turėsim dar šansą užbaigti 2 savaitę pergalę, kad ir koks neparankus mums varžovas yra Baskonė. Bet naujas sezonas, nauja istorija. Kurkime ją visi taip, kaip patys norim. Baigia Audra Miksienė. Žalia balta, žalia balta. Ta patį vakarą, kai Žalgiris prakaitavo Ispanijoje, Panevėžio Lietkabelis žaidė Europos taurės rungtynes Vokietijoje ir pajuto didelę kamuolių krušą. Ulmo Ratio Pharm ne 25 taškų skirtumo 99-74 pažemino Panevėžio Lietkabelį. Vokietijos čempionai Ulmo Ratio Pharm krepšininkai su tamsia gedulinga apranga aikštelėje buvo negailestingi Lietkabelio duobkasiai. Panevėžiečiai su balta kaip nuotakos sukne vos tik pradėję savo kovą iškėlė pralaimėjimo vėliavą, nes klydo paprasčiausiose žaidimų situacijose. Vietoje grindų kamuolys atsimušdavo į koją ir iš po lanko neatsidurdavo tenai, kur privalėjo nutūpti. Vokiečiai net 32 kartus buvo įjungę savo tolimąją artileriją ir net 17 kartų pataikė. Didesnis nei 50% tritaškių tikslumas. Lietkabelyje naudingiausias buvo komandos kapitonas Vytenis Liupkevičius, 20 naudingumo balų ir 9 pelnyti taškai. 13 surinko Gediminas Orelikas. Nors ir trūko traumuotų Deivido Sirvydžio įnašo, panevėžiečiai neturėjo teisės pralaimėti 25 taškų skirtumu. Kita vertus, jie visi kartu dar nesuvalgė pūdo druskos, nes nauji žaidėjai, naujas ir treneris. Tačiau Kalnapilio arenoje, kurion turi ateiti dar daugiau fanų, panevėžiečiai privalo ne tik Italo Dolomit energiją nukreipti į pralaimėjimo trasą, bet ir visus, kurie tik žais Panevėžyje, turi nugalėti. Pralaimėjimą Ispanijoje patyrė ir Europos taurės rungtynes žaidęs Vilniaus Wolves 98-107, nors vilkai parodė savo nasrus. Pralaimėjimo skonį dėl Europos taurės Ispanijoje pajuto ir Vilniaus vilkai, nors jie buvo ir aršus. Dramatiškas susitikimas per 40 minučių nesibaigė. Tik po pratęsimo Badalonus Juventud įveikė Wolves. Vilniečiai be 4 savo žaidėjų ne tik sugebėjo atsilaikyti prieš žaliai juodą komandą, bet net ir be pratęsimų galėjo laimėti. Likus kiek daugiau kaip 3 minutėms Vaidas Karniauskas tritaškių išlygino 79-79, o Eigirdas Žukauskas taip pat tritaškių pasiekė ir minimalę persvarą 82-81. Paskui buvo ir 85-84. Pasidžiaukime vilkais bendrai, o Kristupu Žemaičiu atskirai. Kai žaidėjas aikštelėje gavo daugiau laiko, įrodė ko vertas,
Kristupas Ispanijoje įmetė 10 taškų ir pasiekė 21 balo efektyvumą. Vaido Karniausko sąskaitoje 12, Eigirdo Žukausko 11, Egidijaus Mackevičiaus 8 taškai. Daugiausia suprantama įmetė legionieriai, nes dėl to jie ir samdiniai. Jeigu Kęstučiui Kemzūros vyrai ir toliau taip kabinsis, bus dar tų pergalių Europos aikštelėse. Pirmąsias savo rungtynes FIBA čempionų lygoje Vilniaus Rytas žaidė Prancūzijoje ir pralaimėjo 83-87. Dižono juodąją komanda laimėjo vos 4 taškų skirtumų, tačiau rezultatas neatspindi visų 40 minučių įvykių. Kasdienėme gyvenime po saldaus poilsio Rytas yra geresnis ir protingesnis už vakarą. Bet Ryto krepšininkai tai paneigė. Labai prastai vilniečiai pradėjo rungtynes. Blogiausia, kad per 20 minučių jie net 13 kartų prarado kamuolį. Praleido net 53 taškus, kai patys sukrapštė vos 30. Kauno Žalgiris kelių dienų kelionę po Ispanijos sales baigė Vitorijoje. Tenai, kur Baskonijos kapitonas yra Tadas Sedekerskis. Mūsiškai nepagailėjo nei savo tautiečių, nei ispanų. 82-99 Vitorijos komanda pralaimėjo Žalgiriui. Šaunus mūsų treneriai žaidėjai vėl sugebėjo pateikti staigmenų. Dovydas Giedraitis, nesisakęs gynėjų statuso, apstulbino šeimininkų savo 3 tritaškais iš 3 ir surinko 13 taškų. Tiek pat ir Tomas Dimša. Visiems dar kartą jiedu įrodė, kad yra puikus, kaip ir Kenenas Evansas su 22 naudingumo balais. Visi žalgiriečiai kalė pergalę prieš Baskonę, bet naudingiausiai su 27 balais buvo Rolands ir Bredi. Kovingesnis šiame sezone yra latvis Rolandas Šmitas. Pelnęs 21 tašką, 3 tritaškiai iš 4 ir atkovojęs 8 kamuolius. Ryškiausiai Žalgiryje vis dėlto suspindėjo Bredi Manikas. 5 iš 5 tolimi metimai. Apskritai visa komanda metė 21 kartą ir 14 jų tritaškių pasiekė tikslą. Manikų sąskaitoje ne tik 17 taškų, bet ir 14 atkovotų kamuolių. Tai pirmas, bet ir ne paskutinis mūsų legionieriaus dublis Eurolygoje. Talentingas tai žaidėjas, kaip ir jau Žalgiris, pasitikintis, sumanus, kovingas. Baskonė viską darė, kad tik laimėtų. Bet kodėl Vitorijoje namų sienos nepadeda, nežino net ir jų kapitonas lietuvis Tadas Sedekerskis. O Žalgirio fanai įsitikinę, kad jų komanda namuose dabar pasieks 2 pergalės iš eilės. Palaukime. Pirmą kartą FIBA taurės rungtynes Suomijoje žaidė Jonavos Sibet ir laimėjo 104-88. Suomijos Kauhajoko miesto ekipa Sibet nugalėjo 16 taškų skirtumu, kuris galėjo būti ir dar didesnis. 2 kėlinius ledo ritulio valstybėje krepšinio svarstyklių rodikliai buvo per vidurį. Tačiau po pertraukos jonaviečiai, chemikų miesto atstovai pateikė puikų puolimo ir gynybos mišinį, kad jau tapo aišku, kuri komanda laimės. Trečiajame kėlinyje svečiai surinko 15 taškų daugiau nei šeimininkai. Per 40 minučių Sibet ekipa metė 26 ir pataikė 13 tritaškių. 50% taiklumas. Mūsiškiams 25 taškus su 26 balo naudingumu pelnė Mičelas Levisas. Beje, 3 geriausi Sibet legionieriai kartu sudėjus išsivežė iš Suomijos 56 taškų lobį. Žinoma, ne be lietuvaičio paramos. Edvinas Šeškus atliko 5 rezultatyvius perdavimus, atkovojo ir perėmė kelis kamuolius, bei surinko 19 naudingumo balų. Edvinas Karho Basket krepšį papildė 15, o Tauras Jogėla 10 taškų. Dėl pergalės tikriausiai vėl laimingas
kaip visada savaip žaismingas, buvo Sibet strategas Virginijus Šeškus. Nors dar daug ką turime, galime ir norime papasakoti, bet visą tai padarysime po savaitės, tuo pačiu metu, sekmadienį, 10 val. Ryte ir 18:30 vakare. Lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.